Labas, labai džiaugiuosi, kad užsukai į mūsų kanalą ir čia dabar yra antrasis mūsų video, kodėl mes nusipirkom butą, o ne namą ir kaip mums sekasi jį įsirengti. Pirmoje dalyje, jeigu kažkas nematėt, labai rekomenduoju nueiti pažiūrėti, ten papasakojam, kaip ir nuo ko viskas prasidėjo ir tenai taip pat pristatom savo pačias namų erdves, kartu su dizainerė maždaug nusprendžiame, kokias vizijas norėtumėme matyti. Šioje dalyje papasakosime apie 3 dalykus, tai yra pirmoji dalis, tai kad turėjome pakeisti techninius brėžinius antrojo sanmazgo, todėl pasirinkome darbų vadovą ir visą darbų brigadą. Na ir trečioji dalis, tai kad pakalbėsim ir tiksliau Vytenis pakalbės apie bankus ir kaip jiems sekėsi kalbėtis ir dėrėtis su jais. Kodėl šiandien esu viena? Todėl, kad mes su Vyteniu tiesiog įrašinėjom dalimis. Vienoje dalyje Vytenis pakalbės iš savo perspektyvos, kitoje dalyje šiek tiek aš pakalbėsiu, kaip man viskas atrodo ir kaip viskas vykstasi. Kovo mėnesis buvo tiesiog sunkus emociškai, kadangi nemažai sirgo mūsų vyresnioji, tuo pačiu ir aš, bet jau jaučiamės geriau. Tai labai laukiam jūsų palaikymo, paspauskit laiką, pakomentuokit ir pasubscribinkit mūsų kanalą. Sveiki gyvi. Tai turim šiek tiek tokių atnaujinimų ir nenorėjom jūs palikti be nežinios. Tikrai labai daug žmonių rašė, kada bus antra serija. Filmuojam tada, kada yra antrasis atšalimas, jeigu dabar balandžio pradžia. Labai šalta. Skaudžiausia mūsų tema. Nepavyksta įgyvendinti tai, ką mes planavome, tai yra vonios kambario, ten tos mūsų spintos vietos. Keičiasi techninis brėžinys, tai kad pasikeitė mūsų antrasis sanmazgas. Pradinis planas viso statytojo buvo, tai kad toje vietoje turėjo būti drabužiniai, rodysiu vizualiai, kaip turėjo viskas atrodyti. Pati pradinė dalis, tai kad tenai turėjo šitame būste turėtų būti tik tais vienas sanmazgas. Bet mes esam 4 asmenų šeima, mums be proto yra svarbu patogumas, nes mes šios namus įsirenginėsime, kad mums būtų jie patogus ir kad funkciškai mums jie tarnautų. Todėl mums buvo vienas iš prioritetų, vienas svarbiausių dalykų, tai kad turėtumėm 2 sanmazgus. Ir pradinis planas buvo tai, kad tenai nebuvo, tuomet su dizainerė nusprendėm, kad norime lokacijoje vietoj drabužinės padaryti tą planą. Tačiau galiausiai, kai pasitvirtinom brėžinius ir Skaistė tiesiog pasiskambino dar galutinai užsitvirtinti pas darbų vadovą statytoją to būsto ir jisai tiesiog negalėjo man patvirtinti, kad ten apačioje tilps būtent tualeto tas vamzdynas, tie visi aukščiai, pločiai ir taip toliau. Tiesiog nusprendėm taupyti savo finansus, laiką, nervus ir perdaryti tą visą sanmazgą antrąjį mūsų miegamojo, tai yra į kitą lokaciją. Ir dabar jau užtvirtinta, kad tikrai ten turėtų viskas tilpti, tai yra vienas sanmazgas šalia kito sanmazgo ir ten neturėtų kilti kažkokių problemų. Žinoma, tas dabartinis sanmazgas jisai bus šiek tiek mažesnis, bet mums tai nėra svarbu, mums svarbu, kad jisai bus ir kad turėsime 2 atskiras vonios dušo patalpas. Kaip matote, vonios kambarys pasistumėjo link ten, kur buvo pusiau darbo erdvė, kur buvo duris, bet mes išsaugome vis tiek tą antrą vonios kambarį. Atsiras įdomesnių sprendimų kaip stiklo blokeliai. Galvom dabar apie šviesos praladumą į koridorių, kaip sužaisti su apšvietimu. Pliusas tai, kad išdidėjo minimaliai ir virtuvė, susimažino spinta darbo erdvėj, kadangi jos ten nebereikia, nes spintos persikėlė į kitas vietas. Planas keičiasi, ir aš dar manau, kad dar visai mes čia gerai įsisukome, kad tik tiek planą. Kodėl pasirinkome dirbti su darbų vadovo komanda ir su visa darbų brigada? Viską lėmė patirtis mūsų su pirmaisiais namais. Mes pirmosius namus įsirenginėjom gan tikrai finansiškai taupiai ir labai norėjom atsižvelgti ir matyti visą tą procesą, ko pasekoje, ten gavus tikrai nemažai tų kliurkų, kurių reikėjo paskui taisyti, ieškoti, kas ką kur padarė. Ir finansiškai galbūt nesigavo ten ir pigiau. Tai dabar nusprendėm, kad tiesiog norim, kad viską nuo pat pradžių iki pabaigos mus prižiūrėtų, mums darytų ir tvarkytų darbų vadovas su savo komanda, kad vienoje komandoje dirbtų elektrikas, technikas, ten apdailos meistrai. Ir viskas, kas ten turi būti būtent su būsto įrengimu. Kaip mums sekėsi atsirinkti tą būtent komandą, tai mes jos dar galutinai neužsitvirtinome, dar laukiame paskaičiavimų iš kelių įmonių.
Bet Vytenis iš savo perspektyvos tikrai papasakos, kaip ten jam sekėsi komunikuoti. Aš ir pati buvau susitikusi su vienu vaikinuku, kuris man tarp kitko tikrai patiko ir mes linkstam prie jo. Labai tikiuosi, kad greitai išsirinksim ir jau galėsim pradėti visus darbus. Antroji dalis, tai yra brigados, tai yra darbų vadovas su žmonėmis paieškos. O čia mums patikė netikėtumų. Netikėtumų todėl, kad darbų vadovai nenori dirbti su medžiagom, kurias mes jiems siūlome. Tai yra dažus, tai yra patinkinės medžiagos, tokios basic dalykai, bet jie, be jų neįsivaizduojam. Galbūt dar svarstam, galbūt dėsim molio tinką. Tai sakau, pirksime iš čia, turbūt tikėtina, nes vis tiek žiūri ir galutinės kainos, kiek tu tam išleisti. Tai yra ženklus taupimas. 2 brigados atsisakė dirbti. Tiksliau griežtai pasakė, kad nedirbsiu to medžiagom, nes reikia pirkti iš tokios ar tokios įmonės. Ir abidvi vardino tą pačią įmonę. Tai va, iš D raidės. Ir tada jau jūs supratau ir vėliau įsiaiškinau per aplinkinius, kad yra tiesiog susitarimai, vadinkim karteliniai susitarimai. Tai kurie gauna nemažą procentą nuo parduotų medžiagų, atseit nuolaidą dar ją pritaiko, bet tai yra dar gauna nemažai uždarbio, taip kad mes iš karto tokias brigadas atmetėme ir liko 2. Viena tikėtina, jeigu viskas gerai, jums gale projektą tikrai galėsiu rekomenduoti, nes bendravo ne kaip statybininkai, senoviniai, tie tokie rusiško stiliaus, o bendravo taip, kokią aš įsivaizduoju aptarnavimo stilių, tai yra maloniai, paslaugiai, bendrų minčių ieškojimas, bendrų interesų suvedimas. Dar liko viena, antra brigada, palikom tik todėl, kad norim suprasti, ar pirmieji su kainodara viską mums gerai preliminariai pateikė. Tai jį neišgąsdino, tai yra fainai, bet pasitikrinti reikia. Jeigu tenai skirtumas bus toks lyg 30%, tiesiog kalbėsime su pirmaisiais, kad gal kodėl toks skirtumas ir gal galima sumažinti. Turime, galima skaityti, brigadą, tai labai tuo džiaugiuosi. Bankas, paskola su banku, pokalbis su banku, tai taip pat Vytenis irgi papasakos iš savo perspektyvos, nes čia yra Vytenio pagrindinė dalis, dėl ko jisai turėjo susiderinti, bendrauti ir kalbėti su jais dėl pačių geriausių, sakykime, sąlygų, ten palūkanų ir sumos ir panašiai. Mano dalis buvo tik tais ta, kad aš esu smulkaus verslo savininkė, aš turiu savo įmonę ir man reikėjo tiesiog atsiųsti praeitų metų deklaraciją savo asmeninę ir taip pat įmonės visus balansus, visas deklaracijas, kad tiesiog bankas matytų, kad mano įmonė dirba pelningai, ir bus iš kažkur pajamos, kad mes galėtumėm tą išmokėti paskolą, kurią pasiimsim. Užtrukom todėl, kad nuo vasario pradžios, kadangi refinansavimas pradėjo nekainuoti, sukilo palūkanos ir gan stipriai sukilo. Kada visi tikėjosi, kad atpigs, nes ateis Revoliutas, ir Revoliutas vis dar neatėjo ir bankai sukėlė palūkanų normą, bet kantrybė yra dorybė ir jau turime tai, ką būtume galėję gauti sausio arba gruodžio mėnesį. Su bankais deramas tarp 1,3 ir 1,35 palūkanų normos. Tai bankai, kurie šiuo metu suinteresuoti klientai, supratau, tai yra 2, tai yra SEB ir Luminor. Fainai, kad jie pas mus egzistuoja. Fainiau bus, kai ateis dar ir Revoliutas, bus didesnė konkurencija. Tik tiek, kad man nepatinka mano bankas dabartinis Luminoro, nes arba per mažai vadybos, arba ten tiek daug užklausų yra, dirba žiauriai lėtai. Tikiuosi viskas bus gerai, nes ir preliminarią sutartį, kada rašiausi, tai aš užsidėjau terminą, kad minimum 3 mėnesiai bus iki pasirašymo pagrindinės sutarties. Tai dar laiko turim iki gegužės pradžios. Labas. Labai netikėtas video kadras, nes neplanavom kelti šitos informacijos, tačiau mums parašė Skaistė, mūsų interjero dizainerė, ir ji jau yra paruošusi tam tikras dalis, atkarpas su mūsų buto vizualizacijoms. Šitas vizualizacijas nebus pačios pirmosios, nebus tokio wow, efekto. Tai prieš tai jau turėjom, jinai pabraižė, mes šiek tiek norėjom korekcijų, ten spalvų pakeitimo, tekstūrų ir panašiai. Dabar matysim tą tokį jau artėjantį vaizdą. Tikiu, kad galbūt dar kažką pasikoreguosime eigoje, bet jau galėsit pamatyti tą tokį apčiuopiamą ir erdvinį vaizdą, kaip viskas atrodys. Nemeluosiu, aš esu ta bjauroka klientė, kuri nėra apsisprendusi iki pat galo, ko jinai nori. Aš esu visiškai vizualo žmogus ir man reikia pamatyti. Kai aš pamatau, kai aš pabrainstorminu, kai aš pagalvoju, tada man viskas tinka ir patinka. Keliaujam susitikti su Skaiste. Labas!
Labas. Skaistė taip netikėtai čia su mumis dabar susiskambinai, bet mes labai apsidžiaugiam, pamatėm vizualizacijas ir galvojam, kad reikia įkelti į antrą video. Gal tada pradedam nuo... Mūsų svetainė yra virtuvė. Čia vakarinis vaizdas, kaip atrodytų. Pirmas įspūdis, tai mums jau dabar patinka tas, žinai, koloritas, nors, aišku, mes kaip buvom susitikę, tai mes, žinai, sakėm, norim kažkokių drąsesnių sprendimų, bet paskui pagalvojau, kad, man reiks, žinai, gyventi kasdieną, būti. Apžaisim turbūt su detalėm, ar ne, su kažkokiam smulkmenom ryškesnėm. Viskas patinka. Mes tik gal pasikoreguosim ir kalbėjom su Skaiste dėl šitos dalies. Medinės, va čia var, ne, Skaiste? Čia kaip medis, bet mes kažkaip pakalbėjom, kad, mums kažkaip gal jisai... Tau, man visais nieko. Ten tai viskas tiktų, jisai... Man viskas tinka, gražu, ką aš žinau. Aš čia tokia bjauri esu. Aš tik labai džiaugiuosi, kad tu išsirinkai gerą stalviršį, labai gražų. Bet čia dar, nežinau, ar čia šitas bus stalviršis, dar mes gyvai taigi žiūrėsim, bet jau čia vizualizacijose tai jau nieko nekeičiam. O Skaiste, dabar jeigu bandysim tą granito stalviršį, o šonai bus iš medžio čia? Tai yra dvi opcijos ir visam name, visam bute iš tikrųjų bus arba lukštas, arba plokštė. Dėsim. O čia paveikslas Picasso? Ne. Bet vat... Galėsiu pasistatyti ir Picasso. Okay. Norėčiau. Šiaip apšvietimas labai patinka, labai visos detalės, ten va tie šviestuvai ar ne, jie tokie rišasi, tos linijos visos, tai man labai patinka. Tada mes mes dar ką pakalbėjom dėl tų užuolaidų, kažkaip pagalvojau tą užuolaidas į abi pusės, nes dabar užuolaidos gaunasi, kad jos į vieną pusę sustumtos. Kaip tu manai? Galim, tik tai tada reikės lentyną šiek tiek atitraukti ir ten daryti suvažiavimą į lentyną. Nes dabar lentyna, jinai prie pat sienos, ar ne, gaunasi? Taip. Aha. Tai mes tą lentyną, tai iš tikrųjų net nestumsim, o šiek tiek mažinsim, jinai yra didelė, tai tikrai galim mažinti. Taip. Kažkaip galvoju, kad tada bus, žinai, taip, gal toks balansas biškitas, nebus viskas suvažiavę į vieną pusę. Aš iš tikrųjų gal biški pergyvenau dėl virtuvės, kad kažkaip Skaistei irgi sakau, kad kaip čia ta virtuvė nebus per maža ar viskas tilps, bet Skaistė mane nuramino ir sako, kad čia pakankamai vietos. Virtuvė yra 3 metrų, sala yra 2 metrų ir toj saloj yra 3 metrų virtuvė, 2 metrų sala. Salą 2,40 dideliuose namuose projektuoju. Tai, žinok, yra visai normalu. Stalčiai dideli salos, ten tik tai šaldytuviukas, kad bus. To šaldytuviuko, žinai, paskui dabar vėl čia, bet čia aš tokia esu, kad aš biškai taip, žinai, svarstau, dėlioju, kad, žinai, norisi, kad geriausiai. Gerai, čia, žinok, nesu viena tokia. Bet dėl to šaldytuvo aš galvoju, ar tikrai jo ten, žinai, reikės ten to šaldytuvo, ar geriau tu pagal ten kažką susidėti. Jeigu nebus šaldytuvo, bus 2 dideli stalčiai, gilus. Tai tu pagalvok su Vyteniu, va čia labai gerai pritraukiai, matosi, kad ta virtuvė yra tikrai nemaža. Šviestuvas pagrindinis virš sofos patinka, priglaistami 2 skirtingo formato dydžio. Man patinka. Aš žinau, ar čia kažką galima ir reikia prigalvoti, nes išraiškingas, žinai, va čia šoninis jau šviestuvas, tada išraiškingas tas virš baro ir tada dar vienas bus virš valgomojo. Taip, tenai ir šiaip reikėjo sprendimo kažkokio, ir šiaip aš galvoju, kad ta sofa modulinė ir ten bus visą laiką žmonių migracija ir nežinai, ar tu į tą pusę sėdėsi, ar į kitą pusę sėdėsi ir kad nesimaišytų kažkoks šviestuvas objektas. Ir dabar miegamasis. Tai va, miegamasis susijungia su mano darbo erdve. Man va čia klausimas, kas yra už lovos. Labai daug tekstūrų gal dabar taip atrodo, bet gal tu gali papasakot, ką čia maždaug buvai numačius, ar čia minkšta dalis turėjo būti? Ne, čia yra iš gipso, čia viskas atrodys natūraliai kaip tinkuota. Čia viskas yra iš gipso, vietos užima nedaug, bet iš tikrųjų, čia dar atsiremsiu tai, kad reikia. Nes gal tu turi kažkokių pavyzdžių, žinai, gal kažką matei, tai gal tada galėtų man įkelti. Šiaip yra variantas suvienodinti jų spalvą, kad būtų lygu ir būtų reliefas. Galima, tiesiog kažkokį tada kitą kažką galvoti. O dėl lovos, tai viskas čia gerai, viskas, aš tai vis tiek, mes išsirinksim, vis tiek lova tikriausiai ir šitas svetainės bus tas pats audinys. Tai va, paskui va čia viskas irgi, man labai gerai irgi atrodo, taip tvarkingai, žinai, ten va ta koja. Tai mes tikrai dar čia, nežinau, ar čia žiūrėsim kažkokių sprendimų, bet toks irgi kaip ir minimalistinis, bet toks išsiskiria, ne tiesiog.
Nu, tai man tas patinka, kad čia irgi tas spintas, susidėti daiktam kažkokiem darbiniam, kur aš irgi turiu. Tikrai nelabai noriu durų šitų nematomų, bet čia įdėjau nematomas. Vien dėl to, kad nebūtų to triukšmo vizualaus. Ir čia koridorius, tai viskas man irgi patinka, tinka. Bus čia medis ir bus priešingai sienų medis. Čia neais tur paveikslą įdėjau, tai čia numačiau tą dovanotą jūsų paveikslą. Tėvų. Dabar vonios, pagrindinis bendras vonios, Skaistės šypsosi. Skaistės šypsosi. Man tai čia viskas patinka, aišku, mes eigoj plyteles ten išsirinksim, bet pats baldų čia bus niša ir kur tualetas niša. Aišku, mes sakėm, kad užsidarom va šitą vietą, kadangi aš jau matau, kad čia, žinai, bus toks, chaosėlis nuo buteliukų visų. Akcentas, kurį mes sakėm, kad norim daryti. Žinai, pirmas įspūdis man buvo toks, labai ryšku, ar kasdieną norėčiau į tą vaizdą žiūrėt, gal ne, bet mes kažkaip sakėm, kad švelnesnių atspalvių plyteles parinksim. Tada manau, kad viskas, šiaip man čia visas išdėstymas, viskas veidrodis, va šiti, viskas labai labai gražu. Man tai galbūt dėl tų medžiagų dar mes pasitarsim. O čia ta medžio, visas ta plokštė, tai eis vientisas visur, tas pats, ne, stilius? Taip. Okay. Taip, aš taip siūlau, nežinau. Labai gerai, viskas liuk. Ir tada, čia tai nelabai gal matosi, bet čia tas mūsų mažas dušiukas, 3 kvadratiniai metrai, ar ne? Bet Skaistė, jinai yra magė ir jinai kažkur talpins. Tai va, koks įdomus sprendimas, kadangi va, jau Vytenis irgi pasakojo apie tą sprendimą, kad mes kaip ir norim tos gal šviesos į koridorių paduoti, tai tie skaidrus tokie blokeliai vienoj pusėj, tada kitoj pusėj ir įdomu, kiek persiduos tos šviesos natūralios. Jie bus dalinai. Matyt, turbūt brėžiniai techniniam, kad kur dušas daugiau, o kur iš koridoriaus truputėlį mažiau, nes kažkaip nelabai norėjau, kad matytis WhatsApp-puodas. Ne, čia visiškai būtų blogai, žinai, sėdi ten, grįžta kažkas ir, ne, labai. Tik man, žinai, labai labai įdomu, kaip atrodys iš koridoriaus pusės. Ir šiaip aš noriu pasakyti, kad vizualizacijos yra toks dalykas, kad gyvai tikrai bus gražiau. Efektyviau, ne? Nu gerai, okei, tai labai gerai, kad tu mane nuramini. Toks dalykas, tai viskas ir taip atrodo vizualizacijose gražu, bet viskas, kai suvesim gyvai, atrodys ir erdvių, ir efektų daugiau bus. Dėl praktiškumo, žinok, aš gal, žinok, į pirmą vietą daugiau dėčiau praktiškumą negu grožį. Gal ačiū tau, Skaiste, labai tikrai bendras vaizdas, man tai labai patinka, ten keletas smulkmenų, kažką mes pasikoreguosim, pasidėliosim, dar čia, kaip sakau, eigoj viskas, bet bendrai jau mes jaučiam su Vyteniu, kad jau čia tuoj apčiuopiama, kad čia jau mūsų namai bus, tas labai, žinai, fainai. Tai ačiū tau labai už tavo laiką ir už tavo kantrybę. Patiko, iš tikrųjų. Kitas etapas, lauksim tavęs pas mus jau su darbų vadovu, kad apsitartumėm svarbiausius dalykus, pradėti darbus ten, griovimo, statymą ir panašiai. Super, jėga. Ačiū tau labai. Tada viską sakau. Ate. Ką atkreipti perkant būstą, pirkit parkingą. Tai yra privalomas dalykas, nes vėliau jo nebeliks, o jeigu ir liks, tai yra kaina iš karto didesnė. Aš juoko dėliai užklausiau pardavimų vadovės mūsų būsto, kiek kainuotų, nes kolegos domisi, kiek kainuotų būstas ir papildoma parkingo vieta, tai parkingo vieta jau yra brangesnė ir nesiderama, ne? Tai jau staupiau pinigų negu pirkdamas, tai automatiškai nusipirkat parkavimo vietą ir nesukos savo galvos. Nuomai leisit būstą, super. Tai yra prie nuomos kainos pridėti dar nuo 50 iki 100 eurų. Tiesiog pavartykite naujesnių kvartalų skelbimus visur, kur yra parkavimo vieta, ten papildomi pinigai. Ir ko dar nepamirškite, rekomenduoju, pagalvokite apie sandėliuką. Sandėliukas yra reikalingas tam, vadinkim, šlamšteliui arba kitaip gal turtui, kuris mažiau naudojamas, šeimos daiktų ar vasaros įrankių, tai rogių tų pačių žiemos. Irgi, kad ir mažiausias sandėliuką. Ką mes ir padarėme, mes turime nepilnai 6 kvadratus, bet kadangi aukštas lubos stelažus pasistačiau, tikrai talpus ir daug telpa. O šiame projekte dar turime išskirtinumą,
turime dviračių saugyklą. Tai dėl jos irgi džiaugiuosi, nes nereikia savo sandėliuką laikyti dviračių, o tiesiai dviračių saugyklą, paspirtukus pasikraut, kas turi tenai elektrinius, iki gegužės mėnesio turim namų darbus. Tai reiškia surinkti, supirkti medžiagas, kurių mums reikės, nes, kaip įvardino, jeigu bus medžiagos, nebus stabdymo, įrengimas gali būti vos iki 2 mėnesių. Labai lauksiu rekomendacijų, mums reikės elektros instaliacijų, reikės rozečių, jungiklių, gal kokių turit nusivylimų iš šių gamintojų, tai duokit man žinoti, nes prie tuos namuose buvo junga, tai automatiškai viskas ten gerai, bet galbūt egzistuoja ir kitų gamintojų, įdomesnių gamintojų, kas su kuo dirba, galite pasikviesti mane, man rekomenduoti, susakyti, ko man reikia, už tai būsiu labai labai dėkingas. Tai iki sekančio karto. Tai štai, šitas video gan tik greitai prabėgo. Labai stengiamės kuo efektyviau, kuo trumpiau ir kuo išsamiau papasakoti apie visas dalis. Tai labai kviečiu paspausti dar kartą laiką, pasubscribinti mūsų kanalą, nes jūs pirmieji gausite pranešimus, kai tik išeis mūsų video. Labai tikiuosi, kad 3 dalis jau greitai išeis ir galėsim papasakoti daugiau iš įvykio vietos ir jau prasidės visi darbai. Na, o dabar labai lauksim jūsų komentaruose, kažkokių pastebėjimų, kažkokių rekomendacijų ir galbūt, tiesiog geros emocijos. Sakau iki ir gražios dienos. Ačiū, kad žiūrit.